Na, aš šitą dalyką pasižiūrėčiau plačiau truputėlį. Yra vienas toks dalykas, kad žmonės, kurie padarė didesnį ar mažesnį nusikaltimą, iš esmės yra baudžiami ne vieną kartą, kai jie patenka į kalinimo įstaigą, bet jie yra baudžiami 2 kartus. Tai yra, tas antra bausmė praktiškai vyksta tada, kai jie grįžta į visuomenę ir jie pareina su etikete, kad jis yra buvęs kalinys. Ir atitinkamai jau jam integracija į visuomenę, dalyvavimas visuomenės gyvenime, įsidarbinimas yra žymiai sudėtingesnis, vien dėl to, kad jis buvo kalinys. Ir iš tikrųjų, nors jisai gal jis yra lygiai toks pat žmogus ir toks pat geras žmogus ir dar geresnis ir nori pasitaisyti ir niekada nebenori padaryti jokio nusikaltimo, ta etiketė jau jį persekioja, kuris beitų ar į socialinės tarnybas, ar įsidarbinti, ar į kitas kažkokias tai aplinkas. Ir manau, kad yra labai svarbu, kad visuomenė išmoktų pasitikti tokius žmonės be išankstinių nuostatų, be nusistatymo, kad jie, jeigu jau žmogus buvo įkalinimo įstaigoje, tai būtinai jis ir toliau tęs nusikaltimus. Tai jo vadinasi, reikalinga yra tam tikri apmokymai, galbūt informacija apie tai, kad šitie žmonės gali dirbti, jie dažnai turi labai didelės darbo motyvacijas ir manau, kad, kaip sakiau, kad turėtų būti mokymai tiek pačių galbūt darbdavių, kuriem reikia padėti, kad jie geriau žinotų, kaip jiem elgtis tokiais atvejais. Toliau reikia dirbti taip pat su žmonėmis, su bendradarbiais, kurie dirbs kartu su tokiu žmogumi ir paruošti juos taip pat. Taip pat reikia dirbti, žinoma, su pačiais buvusiais kaliniais, nes jie patekę į kalinimo įstaigas, prabuvę ten ilgesnį galbūt laiką, kuo ilgesnį laiką jie praranda socialinius įgūdžius, darbinius įgūdžius ir iš tikrųjų jiems reikia padėti, kad jie geriau užsikabintų už gyvenimą. Kuo mums visuomeniai svarbu padėti grįžusiems iš įkalinimo įstaigų? Mums svarbu jiems padėti todėl, kad mūsų visuomenė bus saugesnė, nes jeigu mes juos atmesime, jeigu mes nepriimsime jų, vieną dieną tai grįž bumerangu, nes kuo visuomenė labiau linkusi atsisakyti sudėtingų žmonių, sunkių žmonių, išmesti juos už borto savo gyvenimo, tuo tie žmonės vėliau sugrįž tuo pačiu negerų, kaip sakiau, bumerangų. Vadinasi, tai yra mūsų pačių interesas dirbti su tokiais žmonėmis. Mūsų pačių interesas yra neišmesti sunkaus vaiko iš mokyklos, bet dirbti su tuo vaiku. Mūsų interesas yra priimti žmonės grįžusius iš įkalinimo įstaigos, nes tai yra mūsų pačių interesas visų pirma. Aš Olga, man 33 metai, turiu nebaigtą vidurinį išsilavinimą, baigiau pynėjų iš Vytelių, floristo, gėlių pardavėjo, apdailininko kvalifikacinius kursus. Po laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą, norėčiau dirbti pynėją iš Vytelių, pagalbinę darbininkę arba apdailininkę prie statybų. Esu Tomas Taponkus, esu Lietuvos Respublikos pilietis, man 23 metai, baigiau 43 buitininkų profesinę mokyklą, jau avalynės užtraukėjas susivėjo taisytojo specialybę. Dirbu statybose, šiuo metu laikau vairuotojo kursus, po laidos tikiuosi susirasti pastovų darbą, norėčiau dirbti vairuotojų, pagalbinių darbininkų prie statybų.